Labadiena. Šiandien yra 2010 metų rugsėjo 1 diena ir mes tęsime reportažų ciklą iš Balsių mokyklos statybų aikštelės. Tai trečiasis Balsių mokyklos statybos kronikų reportažas ir šiandien gan svarbi diena, nes kaip tik už pusvalandžio vyks simbolinė mokyklos kapsulės įkasimo ceremonija. Tai reiškia, kapsulės ateities kartoms turėtų dalyvauti ministras pirmininkas, Vilniaus meras, kiti garbūs asmenys ir daug balsiečių tikimės. O tuo tarpu matom, kad statybos aikšteliai pilnai vyksta darbai, jau stovi kranai. Štai čia susirinkusi statybų valdžia turėtų būti. Ir užeikim, pasisveikinsim ir surasim statybų vadovą, kuris galbūt mums ir papasakos trumpai, kas čia kaip ir kada vyksta. Čia štai vyksta visi susirinkimai, planavimai. Taip atrodo planai, o štai čia visas projekto planas. Kaip matom, jis pakankamai sudėtingas. Taip, mums dabar reiktų surasti Kęstutį. Gal čia Kęstutis? Ne, čia Kęstučio nėra. Kur Kęstutis? Kęstutis. Pažiūrim, kaip atrodo ta mokykla. Štai kokios vizualizacijos. Čia vidinis kiemas matosi. O čia fasadinė pusė mokyklos. Čia irgi fasadinė pusė. Gan gražiai ir įdomiai atrodo. Tai va. Čia dar matau yra statybų visas planas. Ne statybų, o pačios mokyklos kaip ir projektuojamas brėžinys. Tai reiškia, matom pačią mokyklą, matom stadioną. Štai čia stadionas. Čia įvažiavimas. Čia mokyklos fasadinė pusė. Čia iš sodų. Taip atrodo. Statybos darbų organizavimo planas. Gan sudėtingas atrodo planelis. Kęstutis dar užsiėmęs. Paprašom Kęstučio minutės. Kęstutė, atsiprašau, galima minutė būtų? Minutė, trumpai. Jo. Tai čia su mumis yra Kęstutis. Kęstutis yra projekto vadovas. Tai Kęstuti, kaip trumpai, kaip jums sekasi, gal nuo lango, taip kad matytų, kaip sekasi? Sekasi, kaip matosi per langą. Ne, tai aš per langą matau, kad puikiai jinai darbaujasi. Poliai įrengti, praktiškai rytoj užbaigia. Karkaso darbai, sakykime, pirmas aukštas monolitimo planuojama padaryti per mėnesį. Visus ten 3 aukštus, sakykime, gal per 2 mėnesius su pusė. Tai netgi prieš naujus turėsim. Iki naujų metų mes turėtumėm tą visą mokyklėlę, kaip ir planas, užsidaryti. Ta prasme, kad nepūstų vėjas ir panašiai. Jeigu ten kažkokią angelę liktų, tai mes ją, sakykime, gal uždengsim kažkokią, tai bet planas tas, kad iki naujų metų mokykla turėtų būti uždengta, uždaryta. Super. Tai ačiū labai, Kęstuti, mes tada po kiek laiko vėl tokios situacijos atnaujinimo paprašysime. Ačiū labai. Tai va. Kokie dar optimistiškesni planai. Rimas Micka, mūsų pirmininkas, dar optimistiškesni planai, negu kad galima buvo pagalvoti. Reiškia, iki gruodžio mėnesio mes turėtume turėti jau ir praktiškai pilną mokyklos vaizdą po stogu. Tai va, ačiū Dievui, šiek tiek apmažėjo lietus. Debesis mažai vilties, kad prasisklaidys, bet kokiu atveju tai mūsų šventės nesugadins. Balsių mokyklos kapsulė pasikasta, matot, tenais įrengta yra aikštelė speciali, kur jau būriuojasi po truputėlį žmonės. Prieikim arčiau prie statybvietės.
labai viskas tvarkingai atrodo. Tai va, tai tiek naujienų rugsėjo 1 ir manau, neužilgo sugrįšim su sekančiomis naujienomis iš Balsių mokyklos statybų aikštelės. Tai buvo jūsų Balsių bendruomenė ir iki malonaus.